Sveiki, kavinės fantastiškos klausytojai. Džiaugiamės, kad klausotės jau antrosios laidos. O tie, kas galbūt nežino, kas yra ta kavinė fantastiška, galėčiau apibūdinti taip, kad tai yra pokalbiai apie fantastiką ir dažnai mokslą. O be abejo, geriausi dalykai būna tada, kai šie abu dalykai susiduria. Ir būtent šioje laidoje mes kalbėsime tokia tema, tokiamis temomis, kurioje mokslas ir fantastika susidurs. Ir tai, galiu iš karto pasakyti, tai bus optinės sistemos, lazeriai, hologramos ir kiti starvarsiški dalykai. Iš tikrųjų, man truputėlį net ir gaila, kad mes šitą laidą įrašinėjame ir transliuosime dabar, o ne gegužės 4, kai bus žvaigždžių karų diena. Na, bet susidarė tokios aplinkybės. Ir dabar norėčiau pristatyti mūsų laidos svečią, viešnią. Tai yra fizinių ir technikos mokslo centro vyresnioji mokslo darbuotoja Lina Grinevičiūtė, kurios specializacija yra lazerinės sistemos. O laidos vedėjas šį kartą būsiu aš, Adomas Rutkauskas. Labadiena. Labadiena. Teisingai pasakiau viską? Daugmaž teisingai. Supratau, FTMC neteisingai pasakiau, viskas gerai. Tai vat, galbūt pradėkime nuo to, ką aš jau ir paminėjau, nes, kai pasakai lazeris, tai bent jau mano kartai, kuri gimė dar praėjusiame amžiuje ir dar senesniems kartoms, turbūt vienas ryškiausių lazerių įvaizdžių, tai yra, aišku, žvaigždžių karai. Piau, skraidantis visokie šūviai, šviesos kardai, tiesa, ten atskira galbūt tema yra. Ir viena iš sričių ten buvo, nuo ko ir prasideda visas filmas, tai yra hologramos, kai princesė Leia rašo hologramą, ji persiunčia ir ją pamato Lukas Skywalkeris, ir prasideda visa epopėja. Tai pirmas klausimas būtų, kiek tas hologramų žvaigždžių karų pateikimas yra realistiškas, ar įmanoma, ar dabar yra įmanoma padaryti tokią hologramą, kaip buvo filme? Čia iš tikrųjų nėra toks labai paprastas atsakymas į šitą klausimą. Pirmiausiai, kas ta holograma yra ir ką mokslininkai šiai dienai daro. Ir iš tikrųjų, tai aš galėčiau pasakyti, kad holografiją netgi galbūt galima išskirti į dvi dalis. Standartiškai tos tikrosios holografijos holograma tai yra, kaip trimatė fotografija. Tai tiesiog, pavyzdžiui, jeigu žiūrit į nuotrauką, kur yra dvimatis vaizdas, matot žmonės ir panašiai, bet jeigu pakreipsit tą nuotrauką kampu, niekas nepasidarys kažkoks vaizdas kitoks. O su holografija, užrašius tokią nuotrauką, tai ir jeigu paėmus tą plokštelę ar paviršių, kurioje užrašyta, pasuksit kampu, tai lygiai tas pats lyg tas vaizdas, kuris yra ar daiktas nufotografuotas, atrodo lyg jisai pasisuktų kampu. Tai tas ir yra holografija ir tas pats žodis holos iš graikų kalbos irgi verčiant reiškia visas, kaip pilnas visas vaizdas, užrašytas kažkokioj tai plokštumoj. Tai turbūt tai yra tikroji ta holografija, kad tikro vaizdo ar atspindžio sudarymas užrašant kažkokiam paviršiuje ir žiūrint su akim jį galima atkurt būtent tą trimatį paveikslą. Kur žvaigždžių karuose princesė Leia matoma, tai galbūt iš tikrųjų būtų galima priskirti labiau projekcijai, o ne užrašytam vaizdui kažkokiam paviršiuje ar panašiai. Ten aišku, toks iš tikrųjų apie šituos kaip projekcijas lazerinės, ar kiti vadina galbūt su kompiuteriu sugeneruotos hologramos, bet norint tą užrašytą vaizdą pamatyti tikrąją hologramą, tai taip lengvai nepamatysi. O princesės Lėjos paveikslas arba kur buvo muzikinis festivalis, galbūt 12 metais ir ten Tupac hologramo koncertų metu buvo parodyta, tai iš tikrųjų ten nėra holograma. Ten yra padėtas stiklo plokštė, į kurią suprojektuota, nukreipta pakankamai intensyvi šviesa su jo atvaizdu ir žmonės, kurie stovi prieš tą stiklą, sakykime, jie labai gana ryškiai mato tą atvaizdą. Tai yra labiau projekcija į stiklą, o ne trimatis vaizdas. Jeigu aš neklystu, tai man atrodo viena iš pirmųjų ant tų visų holografijų dalykų koncertuose panaudota, tai buvo Michaelo Jacksono koncertas. Ir dabar lyg tai Abos, man atrodo, muziejuje irgi panašiai yra ekspozicijos. Nežinau, čia ta pati technologija naudojama ar kitas ten?
Taip, drąsiai teigt, kad ten tikrai viskas taip padaroma negalėčiau, nes tikrai ir mokslas, ir technologijos labai gerokai žengia į priekį kiekvienais metais, tai galbūt jau kažkas ir sugalvoja kitus dalykus, bet tikrai manau, kad ypač po to koncerto ir nežinau, kuris buvo pirmas, bet tikrai daug kas naudoja ir muziejuose, ir pasirodymų metu, va, būtent tas projekcinis, kaip vadina hologramom, bet tai iš tikrųjų yra labiau projekcija, vaizdo projekcija. Na, tai čia turbūt panašiai labiau toksai rinkodarinis terminas pasidaręs, kaip kad mašininis mokymas ir dirbtinis intelektas. Kažkas panašaus, ar ne? Kažkas, manau, panašaus. Tai tiksliau, žodžiu, vadinti, supratau, projekcijomis. Gerai. Klausytojai, įsidėmėkite, dažniau tai būna projekcijos, o ne hologramos. Iš tikrųjų, tai yra netgi ir terminas, kad man atrodo, mokslininkas, kuris būtent sugalvojo teatro metu kaip vaiduoklį pateikti tą trimačią projekciją, būtent su stiklo atitinkamai gerai padėtų scenoje, tai buvo Peperis ir net vadinasi tas efektas kaip Peperio vaiduoklis. Tai čia kelintais daugmaž metais buvo? Ar bent amžiuje čia dar šiame tik amžiuje, ne, turbūt anksčiau, dar 20-ame dar turbūt, ar ne? Geras klausimas, bet tiesa, tikrai, manau, galbūt kokiais 70-aisiais, galbūt plius minus. Reiktų pasitikslinti šitą, bet kad Peperio vaiduoklio efektas pakankamai plačiai buvo naudojamas ir paplitęs kaip toks labai naujoviška technologija ir labai visiems atraktyvų buvo. Supratau. Gerai, tai mes pakalbėjom, tai yra toksai pramoginis, sakyčiau, panaudojimo būdas, o kam iš tikrųjų dar naudojamas ir tos pačios projekcijos, bet jeigu grįžtant prie tų pačių hologramų? Pačios hologramos ir ką Lietuvoje mokslininkai pakankamai intensyviai darbuojasi ir kur aš turėjau irgi progą dirbti kartu KTU medžiagų mokslo institute, tai jie hologramas naudoja apsaugos ženklam. Nes hologramą pačią užrašyti reikalinga tikrai pakankamai sudėtinga technologija. Būtent reikia lazerių, neužtenka paprastos šviesos, nes reikia labai, technologiškai yra sunku suformuoti tokią struktūrą, kad jinai pakreipus kampu būtent turėtų tą trimačio vaizdo atvaizdą ir dar ten pasižymėtų spalvom, kaip yra net ir atskiros rūšys, kaip vaivorykštinis hologramos, kad pakreipiant kampu galima visą spektrą spalvų pamatyti. Tai iš tikrųjų yra pakankamai sudėtingos technologijos ir žmonės pakankamai naudoja hologramas apsaugai, intelektiniai nuosavybėje apsaugot, ant prekės ženklų irgi, kad tai yra vienas iš būdų, kaip įrodyti, kad čia nepadirbta kažkokia pigiai perdaryta prekė ar tie patys bilietai kažkur brangesni, o būtent originalus dalykas. Bet kiek laiko, tarkim, toksai sprendimas naudojamas? Nes aš atsimenu, dar lito laikais būdavo mėnesinis bilietas troleibus ir man atrodo, ant jų jau būdavo tos hologramėlės. Taip. Tai čia, kažin ar ne tie patys KTU mokslininkai ir prisidėjo prie šito dalyko. Tikrai pačias taip hologramos tai intensyviausiai pradėjo daryti, kai lazeris atsirado. Tai čia 60 metai ir po 60 metų po 60 metų, ta pati idėja, kad galima hologramas daryti, jinai gal netgi dar prieš lazerį sukuriant, tokios teorinės idėjos buvo. Bet, man atrodo, 71 metais Gaboras, vengrų mokslininkas, gavo Nobelio premiją už būtent šitas hologramas. Tai turbūt nuo 71 metų ir labai suintensyvėjo ir kai žmonės suprato, kam galima panaudoti tokias struktūras ir juo labiau, kad jas labai sunku padaryti. Tai kaip intelektiniai nuosavybei pažymėti turbūt labai geras būdas. Bet man tada truputėlį keistai, nes, sakot, sunku padaryti, bet ant mėnesinio bilieto daroma. Tai padaryti tą pačią originalią struktūrą, tai pavyzdžiui, kas iš viso yra ta holograma, tai ten iš tikrųjų yra labai labai mažytės struktūrėlės, orientuotos labai tvarkingai ir tarkim, su ko čia palyginus, jeigu plauko storis
čia priklausomai nuo plauko yra apie 100 mikrometrų vadinam. Tai 0,1 milimetro. Plauko dar matome patį plauką. Tai va tos struktūros, kurios turi būti paviršiuje suformuotos, jos turi būti 1000 kartų mažesnės, kaip plauką padalinti 1000 kartų. Va tokie ryžiukai paviršiuje turi susidaryti. Ir dar jie taip visaip išraityti turi būti, kad būtent tą trimatį vaizdą atkartotų. Ir va būtent, kai šviesa patenka į tokią struktūrą, tai va nuo tų mažyčių rėžiukų jinai nukreipiama tokiu būdu, kad suformuoja erdvėje va tą būtent trimatį vaizdą. Jeigu teisingai suprantu, čia didžiausias vargas yra padaryti tą pačią pirminę matricą. Taip, būtent. O paskui ją replikuoti, ten kartoti neproblema. Būtent, taip. Tai va, KTU mokslininkai, jie net ir, man atrodo, yra kaip vadinamas tas startupas Holtida, kurie būtent ir užsiima tokio, kad va, ten mokslininkai padaro tą pirminę kaip hologramą, o paskui replikuoti ją ir kaip masiniai gamybai jau naudot, jau turi atskiras technologijas irgi išvystytas, kaip galima jau į kažkokią kietesnį pagrindą ar ten paviršių, kuris netoks jautrus, yra įspausta hologramą ir replikuota. Ar galėtumėt pasakyti, kokį jums didžiausią įspūdį ir palikęs toksai hologramos, ar net ir projekcijos grįžtant prie jų pritaikymas realybė? Galbūt tai yra tik tai visiškai prototipinis, o galbūt jau esamas serijinis? Koks pats ryškiausias, šiaip labai sunku išsirinkti, bet kas dabar sušmėžuoja nuo tų standartinių, tai man visą laiką būdavo labai gražu, kaip ypač ten, atsimenu, tėčio banko kortelė ir tas vizo kortelių balandis toks labai spalvotas man kažkaip akį traukdavo. Tai čia tokios standartinės tos hologramos. O jeigu kalbant apie tas, kaip kompiuteriu ten generuojamos ar tos jau projekcinės hologramos, kur erdvėje matomos, tai aš mačiau kažkada tokį kaip pristatoma į video, kur medicinos studentam yra padaroma kaip projekcija ar ten hologramą, jau čia kaip pavadinsim, kur matosi, pavyzdžiui, visi žmogaus vidaus organai. Ir jie gali juos ten išdidinti, patraukti, jeigu nori, mato, kur ten kaip kas išdėliota. Tai va tokiem mokomiesiem tikslam, manau, kad labai, labai toks įspūdingas dalykas. Nežinau, ar universitetuose dabar naudoja tokį dalyką, bet kad žmonės galvoja apie tai tikrai. O sakykit, čia man taip kilos, tai viešoja mintis apie kiberpunką. Ar galima būtų pasidaryti tatuiruotę holograminę? Būtent holograminę, ne projekcinę. Ant odos padaryti pačią tokią. Manau, kad šiais laikais tai viską galima padaryti ir ypač jeigu ten mikroschemos po odą galima implantuoti, tai aišku, turbūt odos paviršius yra pakankamai minkštas, kad išsilaikytų tą, kaip mes vadinam, gardelės struktūrą, nes tai yra periodinės tokios struktūrėlės mažytės, bet jeigu, nežinau, kažkokiu būdu ar sukietinti ir kad nekistų ir išlaikytų tą paviršiaus tokią moduliavimą, pašiaušimą tvarkingą, tai galbūt ir galima. Turėtų atrodyti kietai. Taip, savo disertacijos įvade pasakojimą pradedate nuo raibuliuojančių spalvų muilo burbuluose ar ant riebalų sluoksnio padengtos balos. Ir čia galima pasakyti, kad turbūt daugelį atvejų, kad mokslas nusižiūri kažkokią idėją nuo gamtos. Taip, ar gamtoje yra holografijos pavyzdžių, natūralių? Su tom skaitmeninėm ar tom projekcijom ar tokių tiesioginių, nežinau, šiai dienai kažkaip nesugalvoju, bet pavyzdžiui, kas siejasi su tom, aš jas vadinu tikrosiam hologramom, kur paviršiai užrašyta periodinė mažytė struktūra, tai taip, ir tie patys interferencijos reiškiniai, čia jau labiau lendant į fizikos mokslus, kaip valdyti šviesą, tai tiek ir drugelių paviršius kartais būna su tokiom mažytėm struktūrėlėm, kur irgi ta struktūrinė spalva nuo būtent tos struktūros atsispindėjo šviesa, jinai ten būna mėlyna ar kažkokia kitokia spalvų. Tai ar tos pačios povo plunksnos irgi, tai... Teisingai. Tai kaip laumžirgis yra sraigtasparnių prototipas, galima sakyti, drugeliai ir povo plunksnos yra hologramų. O gal dar pavyzdžių galite tada pasakyti? Pagrindė turbūt šitie... Supratau. Jo, gerai. Kai mes kalbėjomės prieš laidą,
Mes vis tiek planuojam pradėti pokalbį nuo hologramų, holografijų, projekcijų ir taip toliau, bet paskui jūs paminėjote, kad jūs paskutiniu metu labiau specializuojate lazerių srityse. Čia teisingai, taip? Taip. Tai tada griebiam iš tokios, iš tolesnės perspektyvos. O kodėl, šiaip sakoma, Lietuvoje lazeristai yra stiprus, Lietuvoje yra lazerių šalis, na iš tikrųjų taip yra, kaip pasižiūriu, kokie yra projektai vykdomi ir kur pardavimai. Kodėl taip nutiko jūsų vertinimu? Man tai atrodo, kad čia toks labai geras pasakymas, kad žmonės buvo tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Ir buvo žmonės, kurie suprato, kad dar tada net turbūt negalvojo apie lazerinius taikymus, bet tiesiog žinojo, kad vystosi kažkokios naujos mokslo sritys. Ir kiek žinau, aš aišku pati tame nedalyvavau, bet kiek iš kolegų pasakojimų žinau, kad ar ne 60 ar 62 metais buvo irgi grupelė mokslininkų, kurie žinojo, kad Maskvoje vyksta labai intensyvūs moksliniai tyrimai. Ten netgi pirma galbūt net ne su lazeriais kaip šviesa, bet su mikrobangom, dar tada net ir yra tokie pavadinimai mazeriai, tai kaip lazeris tik tai mikrobangom skirta, o čia lazeriai tai šviesai, nes pats lazeris, tas pavadinimas, tai lazeris išsišifruoja, galiu angliškai pasakyti, kad yra light amplification by stimulated emission of radiation, tai lietuviškai yra šviesos stiprinimas priverstiniu spinduliavimu. Tai gal į detalės gal lysti nereikia, bet pats lazeris jisai labai skiriasi nuo lemputės ar saulės šviesos tuo, kad tai yra labai tvarkinga, spinduliuoti, kryptinga ir lengviau sutvarkoma, galima pasakyti. Tai va, bet jo, grįžtant prie to klausimo, kad kodėl lietuviai tokie stiprus. Tai va, būtent, kad jie tais metais išsiuntė studentus pas tuos mokslininkus, kurie būtent dirbo ir su mazeriais, ir su optiniais mazeriais, tuo metu dar vadinamais. Ir jie bestudijuodami tenai, čia turbūt ir reikėtų gal net ir po kelias pavardės paminėti, kad profesorius Piskarskas ir turbūt tuo metu jau ir mokslininkai Viščekas ir Vaitkus, jie ten nežinau kokiom dalim prie ko prisidėję, bet yra tos pavardės, kurios pastoviai skamba tarp lazeristų tarpe, kaip va čia šitie žmonės buvo tie, kurie pirmieji pradėjo dirbti su lazeriniam temom, ir kaip 60 metais buvo užvestas pirmasis lazeris, po 6 metų, būtent šitų žmonių dėka, kartu su kitais kolegom, atsirado pirmas lazeris Lietuvoje. Ir tada, aišku, atsirado įvairūs taikymai, ką daryti su tuo lazeriu, kaip jį kitokį padaryti, geresnį ir panašiai. Tai va, būtent nuo šitų žmonių ir nuo tokių veiklos ir naujos kažkokios aktualios temos pradėjimo dabar išsivystė taip, kad lazerinių įmonių yra daugiausia tokių labai stiprių, tokios kaip šviesos konversija, Explo turbūt irgi kitiem girdėta. Aišku, paskui juos irgi seka tai, kad lazeriui reikia optinių elementų ir panašiai. Tai atsiranda optinių elementų įmonės, kurios gamina optinius elementus, ten kaip Exmo Optics ar Altechna, irgi tokios didžiulės įmonės, garsios visam pasauliui. O koks jūsų pačios buvo kelias į tokią sritį? Kodėl lazeriai? Gal Star Warsai, ne? Ne, tiesą pasakius, mano kelias tai toks pakankamai atsitiktinis galbūt buvo. Aš bakalauro metu su hologramom darbavausi, bet ten irgi naudojamas lazeris. Tai tas lazerinės sistemas kažkiek teko čipinėti jau nuo pat pradžių. Po to bandžiau ir kitas mokslo šakas, kaip ir su paviršiaus analizės metodais labiau. Ir taip gavosi, kad atsitiktinai atvykau į Vilnių, pradėjau dirbti vienoje optinės elementus gaminančioje įmonėje. Vadovas buvo irgi mokslininkas, prikalbino stoti į doktorantūrą ir kažkaip taip gavosi, kad labai labai įsiliejau į šitą tematiką, labai patiko, labai įdomu. Ir toks, tiesioginis tas taikymas labai motyvuoja. Nes lazeris turbūt dabar visur naudojam, pradedant tam pačioj medicinoje, komunikacijoje, ar nežinau, kad ir toj pačioj parduotuvėje, barkodus skenuot, tai labai daug kur. Aš atsimenu, kiek dabar, pavyzdžiui, gaminu mano paties ir mano kartos, pirmasis turbūt susipažinimas lazeriu, tai buvo kompaktiniai diskai ir jūs esantis lazeriukas.
Tai čia buvo kokie būtent paskutiniai praėjusio amžiaus metai, ten 95-6. O jums kas buvo pirma patirtis su lazeriu? Padaryti hologramą. Iš karto. Taip. Man, bent jau aš kažkaip anksčiau gal nesusimastydavau, kad kur čia lazeris, kaip čia kas veikia. Galbūt teko pačiupinėti kažkokias technologijas ir anksčiau. Kaip sakot, kad ar disko nuskaitimas ir panašiai, bet toks labai pilnas supratimas, kas tas lazeris yra, kuo jis čia skiriasi nuo šiaip šviesos, tai turbūt buvo būtent pradėjus bakalauro darbus. O žiūrėkit, kur būna ten tos vadinamosios lazerinės rodiklytės, kur ten mokytojus galima nervuoti per pamokas, ten išsidirbinėti planetariume ir panašiai. Čia tikslus pavadinimas, kad tai yra lazerinė rodiklė, ar ten tiesiog, nežinau, žibintuvėlis? Ne, ta prasme, aišku, žiūrint būtent kokį paimsi, bet ten turbūt kažkoks paprastesnis lazeriukas. Ir taip, kai jisai pasiekia sieną ir nuo kurio atsispindi, tada matom jo spindulį. Tai, aišku, lazeris tuo irgi išsiskiria, kad kadangi yra tas kryptingas spindulys, tai to spindulio, kuris iš lazeriuko eina iki kažkokio tai objekto, mes nematom to viso kelio. Nebent pakeliui yra kažkokių dalelių, dūmų ar kažko panašaus, kuris sklaido šviesą, tai tada mes jį tik tai matom. Bet jeigu niekas pakeliui nesimaišo, tai mes net negalim matyti lazerio spindulio, kol jisai neatsitrenkia į sieną ar kažkur. O žiūrėk, tarkim, grįžtant vėl prie žvaigždžių karų, šviesos kardai. Aš kažkur skaičiau kažkokį keistą straipsnį, kad surado net būdą, kaip, nes, kaip spindulys eina į begalybę iš esmės, ar ne, kol užtenka ten energijos. Ar įmanoma kažkaip apriboti, kad, kaip žvaigždžių karuose, kad būtų labai, labai riboto ilgio tas spindulys? Su lazerio spindulys tuo ir geras yra, kad jisai kaip ir nebus sustabdomas, jeigu nepadėsi jam kliūties kažkokios. Tai, o kartais jie nėra labiau plazminiai šitie plazmą veikiantys kardai. Labai gali būti, nes, bet pavadinimas ir rašto yra light saber, tai šviesos kardas. Bet plazma, kadangi jinai irgi šviečia, tai... Teisingai. Nors visą vaikystę aš atsimenu, kad yra lazerinis kardas. Negaliu ginčytis per daug, bet jeigu reikėtų, tai aš tai manyčiau, kad ten labiau turbūt plazmos plazminiai tokie, bet galbūt ir klystu. Supratau. Jūs paminėjot, kad lazeriai naudojami ir hologramų kūrimui. Kaip? Kas ten tokio? Čia pati pagrindinė savybė daryti užrašytom hologramom lazerių yra išnaudojama būtent tai, kad yra, vienos spalvos, galima sakyti, tas lazeris, nes, kas yra šviesa, tai ten irgi mes vadinam elektromagnetiniam bangom ar bangom, nesvarbu, bet jeigu šviesa, tai kiekviena spalva, jinai svyruoja skirtingų dažnių, skirtingo dydžio tom bangom. Čia kaip vanduo, pavyzdžiui, jeigu daug visokių bangelių, tai būtų tiesiog chaosas, kaip pasišiaušęs paviršius ir panašiai. Bet jeigu mes iš viso to mišinio išskiriam tik tai vieną kažkurią spalvą, arba vieno dydžio, vieno periodo, vieno greičio tą bangelę, tai su ją daug lengviau kontroliuoti yra. Ir, pavyzdžiui, hologramos taip ir yra, tas paviršius, iš kur gaunasi tie rėžiukai, kad jeigu mes paimsim tą vieną, tarkim, bangos ilgio, kaip vienos šviesos lazerio pluoštą, padalinsim į 2 ir atgal juos suvesim, tai ką mes turėsim, kad kampu sueina tam tikros vienodos bangelės. Ir jeigu mes jas suvesim taip, kad tie bangelių keteros viršus į tą vietą sueina vienodu laiku, tai mes turim kaip šviesos stiprinimą. Ir jeigu mes šitą pluoštą visą šviesos nukreipiam į šviesai jautrią kažkokią medžiagą, ten standartiškai vadinami fotorezistai, ir būtent tas sudėjimas 2 bangelių keterų, galima sakyti, kad pakeis cheminės savybės ar, taip grubiai sakant, išdegins būtent vieną tą rėžiuką. O kur sueina įdubimai bangų, ten nieko nebus. Ir paskui ten tą fotorezistą kiša į kažkokią, tarkim, rūgštį ar tiesiog šarmą, kur būtent taip ir išėsdina visą, kur buvo paveikta spinduliuotės, ten, tarkim, išėsdina, o kur nebuvo paveikta, ten lieka keteri, kaip kalniukas, sakykim.
Tai būtent vien dėl to, kad lazeris yra tas tvarkingos šviesos ir kurią mes galim kontroliuoti ir va taip tom bangelėm manipuliuoti, jis mums leidžia kurti tokio būtent dydžių struktūras, kaip būtent va, jau tos bangos ilgiais mes vadinam. Grįžtant dar prie fantastikos, nes tai visgi tai yra kavinė fantastiška. Vienas iš populiarių lazerių taikymų visoje fantastikoje, aišku, yra lazeriniai ginklai. Ir be abejo, tai ilgą laiką buvo tik tai fantastika, bet paskutiniu metu, nežinau, prieš kokius 3, 4, o gal net ir 5 metus, buvo vis daugiau publikacijų spaudoje ir mokslinėje žiniasklaidoje ir panašiai apie tai, kad kuriamas iš tikrųjų ir jau yra sukurtas ir bandomas lazerinis ginklas ir kiek žinau, Britai jau dabar yra sukūrę. Ir ne vien Britai, ir ten visi ir amerikiečiai darė ir man atrodo yra padarę daug ten, kas yra viso pridirbę. Tai kokia dabar yra situacija su lazeriniais ginklais? Tai taip, ir Britai, ir amerikiečiai, tie patys Izraelis irgi giriasi, kad ir turi ir naudoja lazerinius ginklus. Čia tikrai gana dažnai girdima tema ir mes sulaukiam daug klausimų. Tai ar galim paimti jūsų lazerį ir kaip ginklą naudoti? Čia gal mano kolegų, kurie tiesiogiai daro lazerinės sistemas ir ypač tas galingas, galbūt gilesni komentarai būtų, bet šiaip manau, kad reikia tiesiog suprasti vieną dalyką, kad mes negalim tiesiog paimti lazerio, jį nukreipti kažkur ir tiesiog kaip su šautuvu nušaut. Reikia visos sistemos pirmiausiai detektuoti, į kur šaut, paskui nukreipti tą lazerio spindulį ir kad jisai pataikytų ir panašiai. Aišku, kita problema yra, kad tą lazerio spindulį irgi, kaip sako, reikia gero oro, kad jisai sklistų, nes jeigu pradės lyt, ar bus kažkokių dulkių, ar kažką ore, kas sklaido šviesą, tai irgi galbūt, aišku, iki tam tikro lygio gal ir pavyks ten kažką padaryti, bet tiesiog bus išsklaidyta spinduliuotė. Tai va, bet turbūt reiktų atkreipdėmėsi, kad ne vien lazeris šitoj visoje sistemoje yra esminis dalykas, bet ir kaip jį nukreipti, kur reikia visa ta valdomoji sistema. Kaip surast ir kaip suderint lazerį su visa sistema, kad būtų galima naudoti pramoniai. Bet, pavyzdžiui, tikrai prisiminkime, man atrodo, tai buvo Jameso Bondo filmas, bet turbūt ir daug kitų yra, kad iš kosmoso palydovas švysteli lazerių, ten iškepa visą priešo bazę, arba bent jau kokį nors vieną tanką, arba dar kas nors panašaus. Tai yra nerealistiška, ar ne? Turint omeny, kad vis tiek ten turėtų buvo orbita bent jau 400, aš taip įsivaizduoju, kilometrų, ar įmanoma? Aš kaip mokslininkė turbūt negaliu sakyti, kad kažkas yra neįmanoma. Nes... Dabartinėmis ar artimiausiamis galimybėmis, taip sakykime. Manau, kad būtų labai sudėtinga, nes pirmiausiai, kad tas lazeris turėtų pakankamai energijos, kad galėtų tą patį kažką nušaut ar ir pakankamai energingas tas spindulys būtų, jam reikia iš kažkur paimti energiją. Tai jam reikia kažkokios, nežinau, pakraut pirmąjį ar kažkokį pastoviai maitinti energiją, kad jis iš ko turėtų šaukti. Jeigu mes jį pakelsim ten aukštai, tai kartu turim ir kelt didžiulės baterijas kartu su juo, iš ko jisai paims energiją, kad galėtų sugeneruoti lazerio spindulį. Arba reaktorių, ne? Arba. Tai kas aš manau, kad šiai dienai galbūt yra arčiau realybės, tai galbūt ne visai sunaikinimui kažkam naudot tuos lazerius, bet nežinau, galbūt prie dronų pritvirtint lazeriuką mažiuką ir kad jisai galėtų ar pažymėti taikinius, ar akinti priešus. Ar akinti priešus, taip, ar apakinti, ar kažkokius signalus siūsti kitų dronų ar kitų elektronikai ir suklaidinti ją. Tai yra įmonių, kurios irgi nemažai dirba tuo, kad tuos lazerius padaryti vis dar pakankamai galingus, bet kuo lengvesnius ir mažesnius ir kad būtų galima pritvirtinti prie dronų ir skraidinti kažkur tai. O tai kokio dydžio ir, tarkim, svorio dabar yra mažiausia lazerinė sistema, kuri būtų pakankamai efektyvi, kad kažką jau galima būtų karinę prasme nuveikti? Vis tiek turbūt kokios sunkvežimį dabar dar reikia, ar ne? Karinė prasme, jeigu
tanką, sunaikintą raketą, ta prasme, ją pataikyti, kad tikrai kad būtų padaryta žala. Kiek ten dabar, nežinau, ten 10 kilovatais įvardina tas galias. Tai manau, kad sunkvežimio dar reikėtų. Bet čia žiūrint kokiam tikslui, jeigu iš tikrųjų, nežinau, kaip čia dabar į oro uosto teritoriją pakliuvo balionas ir tokį balioną tiesiog gumą peršaut ir galbūt sudegint, tai galbūt užtenka ir to, kuris sveria 1 kilogramų galbūt ateityje. Tai čia... Žodžiu, potencialus dalykas. Gerai, man jų patinka. O dabar dar noriu paklausti. Neseniai gal praėjusiais metais skaičiau mokslinį pranešimą apie tai, kad buvo padaryta, man atrodo, NASA eksperimentas, pasiūstas palydovas kažkur toli ir tada lazerio spinduliu atgal buvo parsiųstas duomenų paketas, tiesąkant, ir tas duomenų paketas, dar čia įdomi momentas buvo, tai yra video filmukas, kaip kačiukas žaidžia, gaudo lazerinį tą žymeklį. Ir tai buvo padaryta, aš dabar neprisiminsiu kokio atstumu, bet iš tikrųjų įspūdingo atstumu ir nuo Žemės. Ir Žemėje, būtent Žemės, kiek aš supratau, paviršiuje, buvo tas signalas sugautas. Bet vėl grįžtam prie to dalyko, kad atmosfera vis tiek iškraipo. Tai kaip visgi tai įmanoma, kad tu negali iškepti su palydovu iš tanko iš orbitos, bet tu gali perduoti video apie kačiuką? Lazerinė komunikacija, mano nuomonė, spėčiau, kad nereikia tokių labai galingų lazerių. Užtenka paprastesnių ir kur nereikalauja tiek daug energijos. Tai spėčiau, kad tos sistemos, kurios pakeliamos į viršų, yra pakankamai lengvos ir kad galima šiomis technologijomis padaryti, bet jeigu reiktų užkelti tokį lazerį, kaip sako, kilovatinį, kuris gali susprogdinti tanką ar kažką tokio energingo padaryti, tai yra daug sudėtingesnė užduotis, negu iškelti lazeriuką, kuris naudojamas spektroskopijai, pavyzdžiui, tiesiog nuskaityti kažkokį signalą ar kažką pasiųsti. Tai... Kaip manote, koks labiausiai kvapą gniaužintis atradimas ar išradimas susijęs su lazeriais gali nutikti apskritai mūsų laukia per artimiausius, tarkim, 50 metų? Ką mes dar pamatytume galbūt? Čia iš tikrųjų irgi yra labai sunkus klausimas. Spekuliatyvus toks klausimas. Bet tai viskas gerai, spekuliuokime. Nežinau, man, pavyzdžiui, tas vaizdas, kaip medicinos studentai gali, ar tas pačias projekcijas, ar naudojant, nenaudojant lazerius, nelabai svarbu galbūt šitoj vietoje, bet kažkokiu būdu pamatyti visą žmogaus organų išdėstymą ir panašiai. Tai galbūt prieisim kažkada prie tokio dalyko, kad jie galės ir operacijas kažkokiu būdu atlikti ir po to vos ne ar su robotų pagalba, ar su kažkuo valdomu atkartotai jau ant gyvo žmogaus, tai vos nepasitreniruoti galbūt prieš tai ir žiūrėti, kokia bus reakcija. Ir čia vienas iš tokių galbūt tikrai praversiančių dalykų, jeigu taip iš tikrųjų būtų galima daryti. Kitas dar labai įdomus dalykas, kas irgi gal norėčiau pasakyti, gal čia prie tų tokių, kur įspūdį labiau palikusių. Kaip jis dabar vadinasi, tikrai buvau. Holografija ir tas pačias projekcijas, pavyzdžiui, naudoja net ir yra vienas cirkas vokiečių, kuris savo pasirodymų metu vietoj tikrų gyvūnų, kaip dramblių ar ten kažko panašaus, kurie tikrai pakankamai brutaliais metodais būna treniruojami, jie vietoj gyvūnų naudoja tas holografijas. Jie vadina kaip holografinis cirkas ir Roncalli vadinasi jisai. Tai jeigu kam įdomu, būtų tikrai labai įspūdingai ir galima pasižiūrėti, kaip atrodo. Ir žmonėm labai patinka, nes vėlgi tai yra galbūt ne tos tikrosios hologramos, kurias mes vadinam hologramom, galbūt labiau projekcijos, nes kiek žinau, tas cirkas naudoja vos ne kaip metalinį tankų tinkliuką, kurio šiaip labai sunkiai matosi jisai žmogui, bet būtent ant jo projektuoja su lazerio būdu tas projekcijas gyvūnų ir atrodo, kad iš tikrųjų ten tie gyvūnai daro pasirodymą. Tai vienas irgi iš tokių būdų, kaip
gyvūnam draugiški labiau galim būti ir labiau į tokias atrakcijas. Bet kaip suprantu, tarkim, tas gyvūnai, ten tai yra tiesiog animacija, kompiuterinė grafika. Ar tai yra filmuotas ir vaizdas ir kažkaip? Ne, tai yra kompiuteriu sugeneruotas vaizdas, kuris būtent ir suprojektuojamas yra kažkur, kad žmonės sėdintys būtent toj vietoj mato, kaip jiem atrodo pakankamai realistiškai. Galbūt, aišku, spalvos ir panašiai netitinka dar realių gyvūnų, bet vaizdas pakankamai įspūdingas. Bet, tarkim, manoma turėtų būti, kad filmuotą vaizdą perkelti va tokią projekcinį dalyką, projekcinę holografiją. Taip, ir yra netgi viena įmonė, kurią šiaip ne taip seniai sužinojau, Gluk Media, jinai lietuvių yra. Tai jie šiaip labai nemažai užsijima ir netgi valdovų rūmuose. Aišku, čia vėlgi mes jau tolsam nuo hologramų, nuo šitų dalykų link virtualios realybės ar šitų temų, bet jie net ir valdovų rūmuose juk yra padarę virtualios realybės kaip ir video, kur užsidedi akinius ir gali pamatyti, pasivaikščioti ir visą istoriją pamatyti, kaip kas ten vyko. Tai... Aš su tų pačiu Gluk Media man didžiausias įspūdis paliko, kurie buvo padarę būtent hologramą, kurį matoma tik tai vienu kampu, bet tu gali tiesiog be jokių akinių, be nieko pirštais vartyti. Ten buvo padarytas Saulės sistemos modelis, ir šiaip ten trimačiai modeliukai. Tu tarsi ir nieko įspūdingo. Atrodo, paimi tą patį 3D modelį, bet kokiam 3D programai su pelevartai, bet tu tai darai be kompiuterio, virš tokios plokštelės ir darai tai savo pirštais. Įspūdis iš tikrųjų buvo įspūdingas. Tai va čia vienas dalykas, kuris man irgi labai įdomu ir aš tiesą pasakęs nežinau tiksliai, kaip jie tą padaro. Ir aišku, kadangi įmonės tai turbūt dažnai ir nepasakos kitiem, kaip ką padaro, bet jie yra iš tų, kur giriasi, kad gali padaryti būtent tą tikrąją holografiją, ne kažkokiai plokšteliai, o vos ne kabančią ore ir kur nereikia. Nes šiaip hologramos, kad pamatyt tas kompiuteriu sugeneruotą kažkokį vaizdą trimatį, tai kaip ir minėjau, mes šiaip labai sunkiai galim lazerio spindulį pamatyti, jeigu jisai nėra išsklaidomas. Tai dažnai naudoja ten, tarkim, kažkokių dūmų užsklanda, kad būtų dūmų terpė, kad tas labiau sklaidytų lazerio spindulys, ar netgi esu mačięs, kaip būna kaip feno, kaip sukasi greitai ir šiaip jo nematyt akim yra, jeigu labai labai greitai sukasi, bet jeigu suprojektuosi hologramą ar kažkokią projekciją ant jo, tai tu gali matyti visą tą vaizdą tam plote, kur tie... Taip. O va būtent šitą įmonę, jinai bent jau giriasi galbūt ir čia yra kuo girtis, jeigu iš tikrųjų jie sugebėjo padaryti hologramą ore be visų šitų papildomų dalykų, kaip kažkokios tai ar ten stiklo paviršiaus, ar tų jautrių šviesai dalykų. Ir man atrodo, jie netgi kaip pritaikymą koronos laikotarpiu paminėjo tai, kad, pavyzdžiui, jeigu padarytų kažkokį ar ekraną, ar kažkokią kaip klaviatūrą, būtent holografinę, tai, jei liesti ir būtent su rankom ją valdyti, nėra jokio paviršiaus, tai nėra kur ten kokiem virusom nusėst ir panašiai. Tai toks labai irgi atrodo, čia gal įdomus dalykas ateityje ir vėlgi čia gal galima priskirti prie tų, kur 50 metų į ateitį galbūt taip išpopuliarės, kad nežinau, kažką valdyti, ar nežinau, kompiuterį, ar kažką gal nereikės nei klaviatūros nieko, o ore kabės kažkoks tai dalykas, ateisim su rankom, pastumdysim ir... Aš tik tai noriu vieną dalyką pastebėti, tarkim, tas garsusis garsioji scena iš Minority Report su Tomu Cruise'u filmo, kur valdymas vyksta irgi ore, pirštais mojuojant ir taip toliau, tai aš esu panašią sistemą bandęs, ten buvo aišku ne hologramas, ten buvo paprasta projekcija, bet faktas vienas, kad tu po 15 minučių taip pavargsti iškėlęs rankas laikyti, kad ne, tai nėra labai geras sprendimas, iš tikrųjų, tai... Norėjau dar kito dalyko paklausti. Daugelį, ypač nesnės fantastikos kūrinių ir galbūt net tiek moksliškai tikslių, piešiamas vaizdas, kad ateityje, tarkim, kino pramonė, kino filmus išstums holografiniai filmai. Bet, kiek iki šiol esu susidūręs, tos hologramos nėra jos ryškios. Ar kaip jūs vertinate tokią... Ar yra galimybė padidinti pačių hologramų projekcijų ryškumą? Kad tai taptų alternatyva filmui?
Aš manau, kad po truputį ištobulės šitos technologijos tiek, kad jos ir tas vaizdas ryškesnis bus ir panašiai, bet su filmo kūrimo, mano nuomonė, yra biški dar ir kita problema, kad yra, tai ne tik tai jau dvimatis vaizdas, tai yra trimatis vaizdas, tai vienai sekundėjai sukurt va to filmo yra daug didesni duomenų kiekiai. Tai aš netaip seniai skaičiau vieną straipsnį irgi, jisai gal išėjęs prieš kokius 3 metus, galbūt dabar tiksliai nepasakysiu, kur mokslininkai bandė sukurti trumpą būtent holografiją grįstą filmuką, ten kelių sekundžių, bet jie vis keitaliojo kas sekundę plokšteles holografinės, kad sukurtų lyg besisukančio gaublio trimatį va tą vaizdą. Tai viena iš didžiausių turbūt problemų yra tai, kad būtent va, kiekviena ta scena, iš kurios turi susidėlioti visas video, jis užima didžiulius kiekius. Tai, bet turbūt technologijos po truputį eina ir tobulėja link to, kad galbūt kažkada matysim būtent trimatį, ne projekciją ant kažkokio trimačio gaublio ar kažko tai, kaip būna observatorijose, kur būna padarytas kaip toks gaublio sfera, taip, ir suprojektuojama šviesa, kad atrodo viskas irgi lyg 3D vaizdas būtų, bet tai iš tikrųjų yra tiesiog kaip išgaubtas paviršius ir mūsų šiek tiek apgauna. O holografinis video galbūt būtų toks, kad, pavyzdžiui, iš vienos pusės žiūrintis žmogus mato vieną vaizdą, iš kitos pusės žiūrintis žmogus visiškai kitokią mato, nes, kaip ir bet kokį trimatį daiktą, tada jau atsiranda nuo krypties priklausomybė, iš kur tu žiūrėsi. Na, čia paminėjot tą, kad reikia labai daug duomenų, tai kažkada ir 5 megabaitai buvo daug, ar ne? Tas garsus pasakymas, kad 5 megabaitų turi užtekti bet kam. Tai gal kažkada sakys 50 zetabaitų, tai čia kišenė išnešiojasi. Tai galbūt, taip. Gali būti įdomu. Taip. Na ir baigiant mūsų laidą, paskutinis tada klausimas. Kas laukia lazerių ateityje? Ką mes juos pritaikysim ir galbūt kokie nors jau aiškus dabar trukdžiai, kokie labiausiai kas trukdo vystytis jiems toliau? Tiek lazerius ir tiek tas pačias hologramas ateityje galbūt irgi turbūt dabar labai labai populiarūs ir ant bangos yra terminai kaip virtuali realybė ar ta augmented reality, kas yra kaip dabartinės realybės papildymas kažkuo daugiau. Tai virtuali realybė, tai taip yra kompiuteriu sugeneruotas kažkoks pasaulis, kur užsidedam akinius ir lyg persikeliam į kitą pasaulį ir viską skaitmeniškai išgyvenam, tai užsidedam kažkokius didžiulius akinius, pasiimam į rankas kaip joystickus ar kažkokius jutiklius ir galim vaikščiot po tą realybę kitą. Ir po pusės valandos mus pradeda pykinti dėl to, kad ten vėlavimas vyksta. Taip, puikia technologija. Taip, puikia labai technologija. Tai vienas dalykas, ta augmented reality, kuri kaip ir dalinai papildyta mūsiškė realybė, tai turbūt irgi daug kas naudoja ir tuos Snapchatų filtrus, kur kaip pažaidimui save fotografuojant, ten šuniuko ausytės atsiranda, ar kažkokie kiti dalykai, arba netgi tas pats žaidimas. Pokemon Go, sakyčiau. Pokemonai. Taip. Pokemonai lygiai tas pats irgi yra, kad su telefonu žiūri ir ieškai pokemonų. Tai galbūt ateityje būtų įdomu, kad visų šitų akinių ar sudėtingų to perėjimo, galbūt jisai gali su lazeriu ar tų pačių pagalba būti ir tos hologramos padaromos taip, kad nereikėtų jokių nei ekranėlių, nei šviesai jautrių plokštelių, nei stiklo plokščių ir su atspindžiais. Galbūt daeisim iki to, kad visa ta virtuali realybė be jokių papildomų perėjimų į ją tiesiog atsiras tarp mūsų. Super, skamba labai gerai. Labai laukčiau tokios ateities. Taip, aš labai tikiuosi, kad mūsų klausytojai irgi tokios laukia ateities ir tikisi, kad tokia būtent ateis. Ir aš priminsiu, kad šiandien kavinėje fantastiškai viešėjo FTMC vyresnioji mokslo darbuotoja Lina Grenevičiūtė. Laidą vedžiau aš, Adomas Rutkauskas, ir tuo pačiu dar norėčiau padėkoti mokslo populiarinimo laidai Mokslo sriuba, kurios laidos studijoje mes ir darėme šį įrašą.
Ačiū, kad buvote su mumis kartu ir iki susiklausimo kitą kartą. Viso. Viso geriausio, ačiū.